Tai treneri sveikinu su pergalę, iškovoti 3 taškai, kurie leido palipti laipteliu aukščiau turnyriniai lenteliai. Kokios mintis po rungtynių? Visų pirma, ačiū už sveikinimus. Norėčiau šią pergalę paskirti komandai ir Kiprui Keliauskui, kuriam lūžo raktikaulys rungtynių metu. Vyrai tikrai puikiai dirbo visas šitas savaitės, tiesiog rezultatai neatėjo, bet treniruočių aikštėje tikrai buvo puikus, labai daug pastangų paliko ir tikrai nusipelnė šios pergalės. Jeigu kalbant apie rungtynės, tai manau, kad turėjom pakankamai momentų užbaigti jas anksčiau. Žaidėm tikrai solidžiai, vykdėm tą, ką buvom susitarę, mums tas gana gerai pavyko, gaila, kad nepavyko įmušti daugiau įvarčių, bet šitoj stadijoje yra pergalė svarbiausia, tai labai džiaugiasi ir komanda, turėjom sunkų periodą, kada buvo 3 pralaimėjimai paeiliui, tai šita pergalė tikrai leidžia lengviau atsikvėpti, pasidžiaugti. Sezonas jau eina į pabaigą, liko tik tais 2 rungtynės, kas bus svarbiausia sezono finišą, kad pavyktų finišuoti sėkmingai? Turim taip pat gerai treniruotis aikštėje per treniruotės ir bandyti paimti kuo daugiau taškų. Dar kova nebaigta, turim dabar didesnį atotrūkį nuo tos vadinamos iškritimo zonos, visgi turim tą tikslą išlikti lygoje. Dar jisai nėra pasiektas, kol nėra tai patvirtinta matematiškai, tai reikia siekti taškų ir kitose rungtynėse. Dėkui, treneri.